Labas. Žinutė pagal zodiako ženklą. Jeigu jūsų ženklas yra vėžys, vandenis, mergelė, šaulys, liūtas arba jautis, pasilikit su manim. Jeigu savo ženklo čia nerandat, keliaukite į mano profilį ir prieš tai paskelbtas video yra jūsų. Nu tai ką, žiūrim jūsų ženklų grupį, ką galiu papasakoti ir su kuo tai susiję. Taip, ką pravartu žinoti? 3 kortos. Kvailys, taurių karalius ir 10 kardų. Jums kortos duoda patarimą ilgalaikiai perspektyvai. Kai kažko gyvenime negaunat ir skaudžiai priimate tai, galbūt jūs mokotės norėti iš širdies. Nes man yra jausmas, kad pastaruoju metu patyrėte tam tikrą nusivylimą, neišsipildė lūkesčiai, galbūt meiliai santykiuose, galbūt savirealizacijų, galbūt tiesiog jūs kitaip įsivaizdavot gyvenimą ir jo teisingumą, bet gavosi kaip gavosi, tarsi patyrėte neteisybę. Bet kortos sako, kad ar tikrai tai buvo tas kelias, kur jūs jautėt, kad tikrai jūsų pagal jūsų sielą ir pagal jūsų širdį, kad turit polinkį dažnai kurti svajones iš ego norų. Su ego viskas yra iš esmės gerai, bet su tuo ego reikia irgi labai į jį pasižiūrėti ir įvertinti kritiškai, ar jis nori to dėl to, kad tiesiog nori daugiau gėrio ir laimės, ar jis nori kažko dėl to, kad nori kompensuoti tuštumą, nuoskaudą, pyktį galbūt, ne? Ir tada tie norai, kurių mes norim dėl to, kad norim kažką kompensuoti, kad pasijustumėm geriau ir kažko tais verti, tie norai dažniausiai neišsipildo, nes gyvenimas rodo, kad palauk, pradėk klausyti savęs, nusiramink, tau nėra su kuo lenktyniauti, pradėk kurti norą iš širdies. Ir iš širdies, ir nuoširdus, noras, jisai turi tendenciją pildytis ir pildytis daug lengviau ir greičiau. Tai jeigu esate pastrigę tokiam tarsi rate, kad noriu kažko negaunu arba gaunu kreivai, kažkaip tarsi gavau, bet pasitenkinimo nejaučiu, prasifiltruokim, ar tikrai mes norim nuo širdelės, ar tikrai norim to, ko tvirtai manom, kad esame verti, ar labiau kuriam norus dėl to, kad norim kažką kompensuoti ir pasirodyti. Kai pradedam kurti norus ir svajonės ir gyvenimo kryptį pagal save ir savo sielą, viskas pradeda eitis daug sklandžiau. Ir tas pragiedrėjimas jisai ateina, bet kada jisai ateis, tai priklauso nuo jūsų. Tai atsisėdam, prasikvėpuojam, paleidžiam norus, kurie iš tikrųjų tik dėl to, kad kažką kompensuotumėm ir pradedam kurti savo gyvenimą nuo širdies. Ačiū, iki.